Sveiki visi, su jumis vėl aš Bolt kurjeris. Ir šiandien filmuojam 5 Bolt kurjerio epizodą. Prieš tai visus epizodus filmavom vis vėliau ir vėliau. Iš pradžių 5, tada 7 išvažiuodavom, tada dar vėliau, o šiandien ekstrem vėlai. Po darbo nepuoliau iškart važiuoti, nes turėjau kelių reikalų. Tada susitikau su viena iš savo draugų, pabuvom Make, pasilepinom ir dabar važiuojam uždarbiauti. Dabar yra 8:30 vakaro. Ir tik dabar pradedam važiuoti. Šiandien yra svarbu surinkti kuo daugiau grynųjų pinigų, nes rytoj važiuoju į festivalį, rytoj važiuoju į Granatas ir norėsiu nupirkti ten kažkokiai gražiai damai kokteilį. O kokteilis kainuoja tiek pat, kiek antroje serijoje aš užsidirbau per visą dieną. Tai žodžiu, vėliau pradėjom, vėliau ko gero ir baigsim. Iki sutemų šiandien dirbsim ir kuo greičiau pradėsim, tuo greičiau baigsim. Taigi, ir kaip mano draugai sakė, mažiau veiksmo, daugiau kalbų. Papasakosiu dar vieną dalyką. Šiandien yra Liepos 25 diena ir šiandien vyksta festivalis Jaunas Vilnius. 701 metai Vilniaus miestui, labai norėjau varyti į koncertą, bet labai lyjo lietus. Ir dabar lygtais oras geras, bet pirmas dalykas reikia užsidirbti, antras dalykas DJ Nevykėlė jau grojo, tai nieko įdomaus. Aš mėgstu DJ Nevykėlę, nes aš esu jaunimas, 7 minutės ir jokio veiksmo. Tai aš manau, kad čia Boltas veikia lygiai taip pat kaip Pokemon Go, kad atsirastų Pokemonai, reikia vaikščioti, kad atsirastų užsakymai, reikia važinėti. Važiuojam kažkur pasivažinėti. Boltas šiandien iš manęs tyčiosi. Aš nuo Pilaitės nuvažiavau iki Savanorių prospekto ir nei vieno užsakymo negavau. Tai nutariau, kadangi esu netoliesi, užeisiu visgi pažiūrėti tą Vingio parką, gal kažkas smagaus vyksta, gal kažką pafilmuosiu. Ir tada, kai visi varys namo iš po konco, tikrai norės valgyti picutės kokias nors, kebabuką. Tai va tada aš ir lėksiu vežiot ir užsidirbsiu daug pinigų. Ant kiek aš esu tinginys, kad vietoj to, kad pasivaikščiot 15 minučių nuo vietos, kur mašiną pasistačiau iki Vingio parko, aš laukiu stotelėje troleibuso jau 5 minutės, kuris bus arba nebus. Jau tiek nuėjau nuo stotelės ir parvažiuoja. Gerai, kad pamačiau.
Este, 105 yra. Nuo šitos este. Tai jo. Tai atgal. Ir Eigulių este mes iš... Ką tik grįžome iš Vingio parko koncertų. Ir dabar matėm, kad visas miestas raudonas. Kaip įprastai būna dienos metu centras 1,5 įkainiai. Dabar 1,6 su kažkiek. Tai keista, kad dar neįkrito nei vieno užsakymo, bet laukiam ir turėsim labai daug pinigų. Pagurklis didelis labai. Tai nesimato per Ryžio barzdą. Labai gerai. Dėl to ir nežiūrėjau barzdą. Žodžiu, atvažiavom į Republic of Chicken. Pirmas užsakymas mūsų didelio stafkės, didelio koeficiento ir laukiame. Greičiausiai dar reikės truputį palaukti. Bet užsidirbsim daug pinigų. Aš tikiu, aš jaučiu. Tai aš kai gyvenau UK. Aš irgi tenai turėjau pagrindinį darbą ir po darbo lietuvių pizzerija tokia buvo, Domuk pizza linkėjimai. Vis dar gyvuoja ir man atrodo 3 taškai netgi yra. Tai vežiodavau irgi, ne Boltas, bet ten privačiai žodžiu. Ir aš dėl ko pasakoju, nes aš atsimenu, buvo tokias burgerinės, kur labai nehigieniška buvo. Mes dabar kalbėjom su mano draugu. Kopsį važiuoja. Mes dabar kalbėjom su mano draugu, kad buvo labai nehigieniška, atrodo. Žiūrėk, pas mūsų atvarė. O, va tai va, prisidirbom. Einam. Kontentas. Va čia tai kontentas. Karoči, va tai buvo tokios burgerinės, kur eini ir matas iš reklaminių stendų, kad net nublukę, ant kiek seniai pakabinti. Ir tu realiai matai, kaip burgerius kepa bičas ir ant kiek ten visokio riebalo ir ant kiek tenai netvarko, nevalo. Tai čia dar reikia džiaugtis, kad pas mus taip švariai gražiai su pirštinėm dirba. Nu, aš abejoju, ar šitie dirba su pirštinėm. Fakt. Pažiūrėsim. Aš vienu momentu realiai peršikau biškį. Bet matai, tiesiai mums važiavo. Tiesiai sustos ir Ir jis proto dėl to, kad filmuojam, žinai. O tai ką, filmuojam ką? Tai aišku, galima. Ką, vieša vieta, nu. O dėl ko man bijot? Mes nieko buvo. Aišku, nieko. Visiškai. Kaip tu galvoji, dabar įpistų baudą 7 eurų už tai, kad ant šaligatvio? Ai, nu, nebent. Ir be avarinės. Dėl to, kad ant šaligatvio. Okay. Dabar atvažiavom į šitą vietą, kur ir policijos skraidė ir taip toliau. Mes atvažiavom gana anksti, prieš 15 minučių. Ir jau programėlėj rašo, kad 10 minučių vėluoja atiduoti užsakymą. Man tai nieko baisaus, nes mes čia gerai leidžiam laiką, šnekamės, prisimenam senus laikus, bet aš įsivaizduoju, kaip nervuojasi žmogus, kuris nori valgyti, o ne, noriu valgyti, ir mano maistas jau 10 minučių turėjo būti paimtas, bet nėra. Bet tikras ne mane kaltins, o bičius. Tai čia nėra kam kaltinti, ne tavo kaltė gerai. Kažkada važiavau 150 su šito Opeliu ir tada jį išmetė klaidą ir dingo trauka. Ir tada reikėjo restartą daryti. Ja, nu čia kai išmetė, ne? Jo, kas čia vyksta? Čia būna, čia Opeliai. Neišgeręs nesuprasi. Ernestas pas mus mašinistas, tai jis žino daug. Čia per apyrankę pastėjo. Čia Granoko. Bet čia tik vyks. Galima buvo iš anksto paimti. Oho, kur čia taip? Rytoj bus Rumšiškėse. Oho. Ir aš filmuosiu vieną irgi vlogą. O bus YouTube'ai vlogas iš Granato? Tikrai taip. Vau. Arba leisiu į Contribui, nes tenai bus labai daug YouTube'ai nepatinkančių dalykų. Kaip nuogybės, girtuklystės ir muštynės. Vau. Jūs turit Contribui? Ne, neturiu. Atsiskausiu. Pagaliau ready. Nepralaukus ne 20 minučių.
Bičiulas su baltom trumpikėm. Kas vaikšto su baltom trumpikėm. Turtuoliai tik tai. Aš jeigu nešėčiau baltas trumpikės, pas mane jau būtų stabdymo žymės, seniausiai ten. Nespėjus išeiti iš pastato, gavom dar vieną užsakymą. Geležinio vilko Hesburgeris. Yra mano mėgstamiausia vieta. Gavas kaip kafas. Nu, pasakok Vilmant. O matosi? O raudoną mygtuką paspaudai? Nu, tai aišku. O matosi? Aš, ar ne? Ar taip? Ne, taip tai debiliškai atrodys. Matosi, jo? Jo. Galiu kalbėti. Varyk. Taigi, visų pirma, jeigu paspaudžiat, kad maistas yra paruoštas, neverskit prašau manęs stuksentis ir laukti, kol jūs prieisit ir paklausit kieno vardu. Nespauskit, jeigu neparuoštas. Antras dalykas, tie žmonės, kairiau. Tie žmonės, kur ėmė vokus. Ten tai iš vis tragedija. Nu, tipo, kam jūs laikot įjungtą boltą, jeigu reikia 20 minučių užsakymą laukti. Jeigu matot, kad pas jūs labai daug užsakymų, būkit žmonės, išjungkit, nesikankinkit ir nekankinkit mūsų. O dabar mes judam iki Žirmūnų. Ne, tai gali žiūrėti. Labą vakarą. Lukas M. Ačiū, gerą vakarą. Lemba, hebra, tas pats namas, tik kad kita laiptinė ir kitas būtas. Nu, tai visai smagiai, kai reikia važiuoti, tai 200 metrų maks. Sveiki, Gustė. Gustė, gal pradėti? Jo. Paėmėm Gustas užsakymą iš McDonald'o ir dabar važiuojam dar vieną užsakymą pasiimti iš Yummy kebabinės. Tai labai gera naktis iš tikrųjų. Galvoju, net gal labiau apsimoka nedamiegojus į darbą varyti ir varyti naktim.
Toks kitoks truputį šį kartą video gavos. Tikiuosi daugiau veiksmo šį kartą. Paleidau savo draugą namo. Pats irgi keliauju, nes pasižiūrėjom, lygtais tas žemėlapis yra raudonas, bet užsakymų kaip ir nekrito. Gal tiesiog konkurencija labai didžiulė šiuo metu. Aš džiaugiuosi, gavau grinų pinigų, kaip ir tikėjausi. Ir visai neblogai naktim yra pavežioti. Tik kad gal sunku keltis, nors man ir šiaip sunku keltis. Gerai, tai yra jau beveik 2:30, keliaujam į Sėtis ir rytoj varam į Granatas. Tai va, pasiekiau jau savo kiemą, yra be 10:03, visi ženklai rodo, kad jau laikas namučių.